Prieš daugiau nei 10 mėnesių jums pristatėme vaizdo reportažą pavadinimu Atgimimo aikštės atgimimas. O netrukus po to pranešėme apie Klaipėdos miesto savivaldybės paskelbtą ekstremalią situaciją. Ji buvo įvesta, kuomet čia vykdant archeologinius kasinėjimus buvo aptikti nuo Antrojo pasaulinio karo laikų užsilikę sprogmenys. Dėl to ilgam planuoti ir pamažu pradėti statybos darbai turėjo būti sustabdyti. Kartoti, kas turėjo atsirasti šioje vietoje, veikiausiai neverta. Apie tai jau buvo daug kalbėta anksčiau. Kur kas svarbiau pažymėti, kad po ilgos pertraukos čia vėl jaučiamas pulsas. Kadangi dalis darbų vykdoma ties Herkaus Manto gatve, čia laikinai taikomi eismo apribojimai. Nors po remonto atidarytas Biržos tiltas, eismas šioje miesto dalyje vis dar ribojimas. Judėjimas viena ar kita kryptimi per miestą, priklausomai nuo maršruto, nukreipiamas aplinkinėmis gatvėmis, Naujojo Sodo ir Danės. Net ilgiausi miesto autobusai šį ruožą apvažiuoja būtent šiais keliais. Dar anksčiau spaudoje skelbta, kad po daugiau nei pusmetį trukusios pertraukos aukščiausiose valdžios krėsluose buvo priimti sprendimai tęsti darbus Atgimimo aikštėje. Pradėti paruošiamieji darbai, po kurių numatytos išminavimo procedūros. Tiksli situacija aikštėje šiuo metu mums nėra žinoma. Tačiau galime bent akies krašteliu pažvelgti, ką slepia aukšta tvora, juosianti kadaise čia stovėjusio paminklo proletariato vadui vietą. Matyti, kad jau nugramdyta dalis Herkaus Manto gatvės asfalto dangos. Toliau vyksta archeologiniai tyrinėjimai ir sprogmenų paieškos. Priminsime, kad pradėjus kasinėjimus ties aikštės ir gatvės riba buvo rasti net 21 sprogmuo. O vos prieš kelias dienas žiniasklaidoje nuskambėjo žinia apie šioje vietoje paskelbtą planą Skydas. Šį kartą kasimo metu rastas net 2 kg svorio aviacijos bombos sprogiklis. Jie iš aikštės išgabeno kariuomenės išminuotojai, lydimi ugniagesių gelbėtojų, o sunaikintas jis buvo Kairių poligone. Kiek dar laiko truks archeologiniai tyrimai ir sprogmenų paieškos, šiuo metu neaišku. Tai priklausys nuo rastų objektų kiekio ir tolimesnio išminavimo poreikio. Tačiau tikėtina, kad su laikinais eismo pokyčiais miesto gyventojams ir svečiams teks susidurti iki rudens pradžios. Vis dėlto šie nedideli nepatogumai ir permainingi orai vargu ar sutrukdys pasidžiaugti vasarą Klaipėdoje. Galime grožėti senamiesčio vaizdais iš paukščio skrydžio ir pasigėrėti Biržos tiltu, papuoštu Lietuvos trispalvėmis ir istorinėmis vėliavomis. Gyvenimas tęsiasi, Klaipėda gražėja, o mes tą progą kviečiame paspausti patiktuką, parašyti komentarą ir pasidalinti šiuo vaizdo įrašu su draugais. Juk tai neabejingų ir kuriančių žmonių kanalas. Ačiū, kad esate kartu su mumis.